Sveiki draugai, su jumis Haroldas, Kripto mokymų centras. Na ką, pagaliau ilgai laukta terminologijos pamoka. Tai su šia pamoka pradėsim mūsų visą pamokų sekciją, ne? Pradėsim būtinai nuo terminologijos, nes be terminologijos negalim realiai judėti toliau, nes yra labai daug terminų naudojamų tiek kripto, tiek apskritai visuose marketuose, treidinimuose, ne. Ir išdėsčiau visus terminus, didžiąją dalį bent jau kiek sugalvojau, gal eigoje šie terminai pildysis. Šitą visą sąrašą turėsite įmestą į grupę, ne, tai bus atskira terminologijos sekcija. Taip pat bus įkeltas ir šitas video, ir šitam video aš eisiu iš eilės vieną po kito terminus ir aiškinsiu, ir rodysiu ant grafiko, ne, kad vizualiai jūs matytume, kas tai yra. Tai pradėkime nuo pirmo termino. Dar norėjau pabrėžti, kad aš šitų terminų neverčiau į lietuvių kalbą, nes nelabai jie verčiasi iš tikrųjų. Ką aš padariau, aš jas tiesiog paaiškinau lietuviškai. Ir vis tiek terminus naudosim anglų kalbą ir kas nesuprasit kažkokio termino, visą laiką galėsit per searchą pasiieškoti ir susirasti būtent tą terminą angliškai, ne, ir tada jis jums bus paaiškintas į lietuvių kalbą. Tai pradėkim nuo pirmo termino akumuliacija, tai accumulation, angliškai sakysiu, accumulation. Tai fazė nurodo laikotarpį, kai protingi investuotojai ir institucijos palaipsniui perka turtą ir investicijas, tikėdamisi būsimo kainų kilimo. Tai su accumulationu yra taip, kad accumulationą lengviau pastebėti po to, kai jis jau įvyko, ne, tai negu kad būtent vykimo metu, nes nežinosi, ar tai accumulationas ar distributionas. Prieisim prie termino, ir distributionas tai pretty much atvirkščiai accumulationui, tai ten, kur protingi investuotojai pardavinėja savo turtą. Tai tarkim, po šito rally mes jau drąsiai galėjom teikti, kad čia buvo accumulationas. Taip pat kaip ir čia mes nežinom, ar čia accumulationas ar distributionas, tol kol neatsitiks taip. Kai atsitiks taip, mes žinosim tiksliai, kad čia buvo accumulationas. Jeigu atsitiks taip, mes žinosim tiksliai, kad čia buvo distributionas. Tai atskirti būtent šią fazę yra gan sunkoka, yra aišku ženklų ir tolimesnėse pamokose mes mokysimės kaip atskirti, bet šiandieną tiesiog paliksiu tai prie to, paaiškinau, kas tai yra. Tai yra vat, būtent šita fazė, čia buvo accumulationas, ne? Bear marketo laus, čia buvo accumulationas. Realiai šitas visas buvo accumulationas, ne? Čia žinom, kad buvo accumulationas, bet čia jau aš sakau tai po fakto. Kai esi būtent tam šitoj, tu negali tiksliai pasakyti. Tiksliau gali, bet tai yra gan sunku. Taip, altcoinas, na tai viskas aišku, visos kitos kriptovaliutos išskyrus bitcoiną, tai va čia viskas yra altcoinai. ATH, all time high, tai aukščiausia kaina, kurią finansinis instrumentas yra pasiekęs per visą savo prekybos istoriją. Tai tarkim BTC, all time high, dabar yra 109 500 ant Binance charto. Bear marketas, tai rinkos fazė, kai kainos nuosekliai krenta, o investuotojų nuotaikos dažnai būna pesimistiškos. Tai puikiai žinoma, ne, kripto praeitą bear marketą, tai prasidėjo jis 2021 ir baigėsi realiai 2023. Kaip labai lengva atskirti bear marketą nuo bull marketo? Tai tiesiog naudoti moving averages ant didelio time frame, ne? Ir matome, kaip moving average yra žali, tai yra bear marketas. Kai moving average yra raudoni, tai yra bear marketas. Aš čia naudoju ant 8 dienų time frame. 12-21 moving averages. Tolimesnėse pamokose taip pat mokysimės apie šitos moving averages. Dabar čia tokį, tai kaip mini preview rodo, ne, tai matome, kad nuo 2023 metų mes turime žalius bensus ir esame bull markete.
taipogi ir 2.17, ne. Čia mes buvome bull markete, kai bensai flipino raudonai, čia mes jau bear markete. Bear trapas, tai situacija rinkoje, kai atrodo, kad kainos toliau krys ir investuotojai, ypač tie, kurie spekuliuoja dėl kainos kritimo, tai tie, kurie galvoja, kad kainos krys, pradeda pardavinėti, tačiau po to seka staigus kainos atsigavimas, kas priverčia pardavėjus patirti nuostolių. Tai galim sakyti, ne, kad čia buvo bear trapas, ne. Nes kai šita žvakė buvo čia, visi galvojo, kad galimai čia subirės ir daug kas čia short selino, nors iš tikrųjų kaina kyla aukščiau. Galima sakyti, kad čia buvo bear trapas. Bear trapas turi tokių, kitas pavadinimas galbūt false breakoutas, ne? Bet čia vėlgi reikia susipažinti su range'ais. Tai tolimesnėse pamokose mes tai darysim. Ir jeigu mes čia turim range'ą, ne, tai vat čia viskas buvo bear trapas. Tai yra false breakoutas, ne. Tai yra kaina šitoje vietoje atrodė, kad breakoutins ir visi čia short selino, galvojo, kad breakoutins, nors iš tikrųjų taip neatsitiko ir visi čia liko užtrepinti. Tai tolimesnėse pamokose, kai kalbėsim apie range'us, labiau pakalbėsim apie šį terminą. Bid ir ask, ne, tai order bookas, ne, tai bid kaina yra aukščiausia siūloma kaina, kurią pirkėjas yra pasiruošęs mokėti. Ir ask kaina, taip pat vadinama offer, tai mažiausia kaina, už kurią pardavėjas nori parduoti. Tai va čia turime bid. Bid žaliai, tai buy, ne, žemiausia kaina, už kurią pardavėjas nori pirkti, aukščiausia tai yra, ir ask žemiausia kaina, už kurią pardavėjai nori parduoti. Bounce'as, situacija, kai kaina laikinai sustoja po kritimo žemyn ir pradeda didėti, tai ant mažesnio time frame'o, tarkim. Nu va, čia tarkim buvo bounce'as, ne, tai turėjom, kad turim kritimą, staigus bounce'as, toliau kritimas. Čia buvo, kur dar buvo bounce'as, čia buvo tarkim bounce'as, ne, turime kritimą, staigus bounce'as, vėl turime kritimą, vėl bounce'as, vėl kritimas, vėl bounce'as. Breakoutas, tai situacija, kai kaina prasiskverbia pro svarbų pasipriešinimo resistance ar sporto lygį, tai breakoutą mes ant BTC turėjome čia, ne, turėjome čia ilgą vasaros range'ą. Ne, tai kaina nesugebėjo pramušti jo ir kai tik kaina stipriai jį pramušė, turėjom stiprų pakilimą. Tai čia yra breakoutas. False breakoutas yra atvirkščiai, ne. Kai kaina likti ir breakoutina, bet grįžta atgal, breakoutina, grįžta atgal, tai čia visur yra false breakoutai. Bull marketas, na tai atvirkščiai kaip ir bear marketas, ne, tai laikotarpis, kai kainos nuosekliai kyla, rinkos nuotaikos yra optimistiškos. Tai bull marketą taipogi galima žaliais bensais ant didelio time frame'o apibūdinti. Tai mes dabar esam bull markete. Kaina kyla ir nuotaikos yra gan optimistiškos. Nu bent jau BTC, altcoinų gal nelabai. Bull trapas, tai atvirkščiai kaip ir bear trapas, ne, situacija, kai kaina atrodo, kad pradės kilti ir optimistiškai nuteikia investuotojus ir paskatina jų pirkimus, tačiau šis signalas yra klaidinantis, nes po to seka kainos kritimas, o pirkėjai įsitraukia į spastus, patiria nuostolių. Tai va, tarkim, galim sakyti, kad čia buvo bull trapas, ne, vėlgi false breakoutas į viršų. Visi galvoja, kad tie, kas galvoja, kad čia kaina kils, jie čia pirko ir matom, kad kaina subirėjo ir jie visi čia yra užtrepinti. Čiopi, rinkos būklė, kai kaina juda be aiškios krypties, tai yra svyruoja šonų, dažnai be ryškaus spaudimo ar kritimo tendencijos. Tai realiai čia esam čiopas. Neaišku, kur kaina eis, tiesiog čiopina į šonų. Čia buvo čiopas, ne. Tai yra, kai marketas netrendina. Mes aiškiai matome, kad čia mes turėjom aišku trendą į viršų, o čia kaina čiopina sideways.
consolidation. Tai labai panašu tas pats kažčiopas realiai, tik tas range'as gal siauresnis ir gražesnis, bet tokių šlikščių vyko, ne. Tai irgi išverčiau kaip laikotarpis, kai kainos po stipraus judėjimo stabilizuojasi ir juda siaurame intervale, be aiškios krypties. Nei didelio augimo, nei kritimo, tai mažesnis volatility consolidation yra negu čiope, ne. Vėlgi prieisim prie termino, kas yra volatility, tai kainos pokytis. Konsolidacijos metu rinka susivienė aplink tam tinkrą kainų lygį, dažnai pareiškminga ir paruošia pagrindą kitam judesiui. Tai sakyčiau, kad gal čia buvo konsolidacija, ne. Čia buvo gal konsolidacija tokia upward sloping. Jo, tas toks terminas chopper konsolidacija gan panašus. Ir gan reiškia beveik tą patį. Correction, pullback, ne, tai laikinas kainos kritimas po ilgesnio augimo periodo, korekcija dažnai būna trumpalaikė ir gali suteikti investuotojams galimybę įsigyti turtą mažesnę kainą, tuo pačiu patvirtinant, kad pagrindinė tendencija išlieka teigiama. Nu jo, čia sunkiai paaiškinau, bet nu va, čia yra pullbackas, ne, tai mes turim uptrendą, turim pullbacką į bensus ir tęsim toliau uptrendą, ne. Ant mažesnio time frame'o daug turim čia pullbacko, ne. Prasideda uptrendas, turim pullbacką į bensus, toliau tęsiam uptrendą. Čia vėlgi uptrendas, pullbackas į bensus, ne, tai atsitraukimas tiesiog į supportą ir toliau tęsiam uptrendą. Day trading tai prekybos stilius, kai investuotojai atidaro ir uždaro pozicijas tą pačią dieną ir nelaiko jų per naktį dažniausiai. Demand zonas lygis, kuriame daug investuotojų mano, kad turtas yra vertingas ir pradeda jį aktyviai pirkti. Tai MBTC galim pasakyti, kad šitoje vietoje yra demand zonas, ne. Matome, šitie vykai charakterizuoja būtent demand zoną, ne, mums parodo, kad kaina nesugeba čia tradinti, jinai tik čia papuola, iš karto atsimuša. Tai reiškia, labai daug yra demando ir žmonės perka aktyviai šitoj zonai. Downtrendas, vėlgi, tai tas pats kas uptrendas, tik į apačią, tai net neskaitysiu čia to paaiškinimo, nes čia nežinau kaip paaiškinti, sunkiai paaiškinau. Va, yra downtrendas, tiesiog kai kaina krenta. Ir viskas. Raudoni benzai. Taip galima paaiškinti, raudoni benzai downtrendas. Žali benzai uptrendas. Tai vėlgi, nu jo, gal taip paaiškinsiu, downtrendas yra, kai kaina daro žemesnius low ir žemesnius highs, ne. Tai va taip atrodo uptrendas, vis žemesnį low ir vis žemesnį high. Uptrendas atvirkščiai, tai higher highs, higher lows. Turime high, turime low, turime higher high, turime higher low. Downtrendas atvirkščiai, turime low, turime high, turime lower low, turime lower high. Ar ne? Jo, dar tik 18 esama jau, nu, biški ilga pamoka gausis, tai nu, žiūrėsit, kas norėsit, pažiūrėsit. Distributionas, tai etapas, tai atvirkščiai accumulationui, ne, ten kur rimti investuotojai ir institucijos pradeda palaipsniui parduoti savo turtą ar investicijas, kurio kaina jau yra pakilus, tai vyksta po akumuliacijos fazės, kai turtas buvo kaupiamas. Ne, tai jeigu čia buvo akumuliacija, galimai čia gali būti distributionas, ne. Bet tai mes žinosim 100%, tik tais, kai kaina subirės. Tada, aišku, bus galima labai lengvai pasakyti, kad čia buvo accumulationas, čia buvo distributionas ir kaina subirėjo. Galim va čia nesakyti, kad realiai visas šitas BTC formationas topo buvo distributionas, nes po jo kaina subirėjo, ne. Čia žinom, kad buvo distributionas, ne, nes po jo kaina subirėjo. Tai trumpai tariant, po distributiono kaina subyra.
dump crash nuke situacija, kai rinkos dalyviai greitai ir dažnai dideliais kiekis parduoda turtą, tai dažnai sukuria staigų kainos kritimą. Nu, čia buvo geras dumpo pavyzdys, ne? Tai staigus dumpas. Visi kas čia pirko, kas čia galvojo, kad botomas, staiga tiesiog greitai selino panikui. Išsidumpino ir kainas staigiai subirėjo. Per COVID-ą buvo labai stiprus dumpas. Taip, exchanges, tai centralized exchanges, CEX, tai birža, kur galima treidinti spotą, futuresus, coinus ir dažniausiai jie reikalauja tapatybės patvirtinimo, kad galėtumėt prekiauti. Tai pavyzdžiai būtų Coinbase'as, Binance'as, Bybitas, Bitgetas, ten milijonas tų CEXų yra. Decentralized exchanges, tai DEX'as, tai irgi panašus principas, tik prekybvietė įkurtam blockchaino ir jį leidžia parduoti coinus be tarpininko, ne, tai jūs išlaiko taip savo turto kontrolę ir visos operacijos vyksta trustless be tarpininkų ir jums dažniausiai nereikia, net nedažniausiai, o tikrai nereikia tvirtinti KYC tapatybės ir tai būtų Uniswapas, Jupiteris, Hyperliquid, EV, Expected Value. Tai terminas naudojamas tikimybinėje analizėje, padedant įsivertinti galimų prekybės rezultatų grąžą, ne? Tai apie šitą terminą kalbėsim daug tolimesnėse pamokose, kai mokinsimės buildinti savo sistemas ir strategijas ir pagal EV galėsim paskaičiuoti, kiek ta strategija yra pelninga. Fade. Gal stilius, tarkim, strategija reiškinti pozicijas atidarimą, kuris prieštarauja esamai turto kainų tendencijai. Tai tiesiog feidinti buvo, ne? Tai tarkim, įvyko uptrendas, jisai baigėsi ir aš dabar pradedu feidinti. Tai aš netikiu, kad čia buvo tikras uptrendas, ne? Aš manau, kad jisai grįš atgal ir aš čia pradedu short sellinti, pardavinėti, ne? Ir kaina grįžta atgal. Tai yra aš feidinu esantį trendą. Jo, gal taip. Čia gan sunku paaiškinti. Fiatas, tai valiutos, kurios vertę nustato centriniai bankai. Tai pagrindinės valiutos doleris, Britanijos svaras, GBP, euras, panašiai, flat, get flat. Tai uždaryti visas turimas atidarytas pozicijas ir tiesiog išlikti neutralių, neturėti jokių pozicijų. FOMO, tai labai dažnai šitą terminą sutiksit kriptomarkete, tai fear of missing out, tai realiai emocinė būsena, emocijos tiesiog, kurias prekiautojai patiria, kai kainas taiga pradeda kilti, o jie neturi atsidarę jokių buy ar long pozicijų ir taip jie pradeda panikuoti, kad tiesiog praras šitą pumpą, ne šitą galimybę uždirbti ir tada pradeda daryti neapgalvotus sprendimus. Patarimas, ne, išmokite ignoruoti FOMO, ne, tą jausmą visi jaučia ir turite remtis objektyvę analizę, o ne emocijomis. Kitaip pralošite visus pinigus markete. Food, fear, uncertainty and doubt. Tai terminas naudojamas apibūdinti neigiamą informaciją, kurie gali skleisti baimę, neaiškumą ir abejonę tam tikro turto ar projekto. Tai tokia informacija paveikia investuotojų nuotaikos, skatina paniką ir gali prisidėti prie kainų kritimo. Bet tie duomenys nebūtinai atspindi tikrą situaciją. Tai jo, tai nebūtinai tas foodas yra tiesa, ne? Frontrunning, tai irgi galima frontruninti kažkokį tai levelį, tarkim, jeigu mes žinome, kad čia biški gal kitaip parašyta, bet labiau čia gal aš ir su leveliais sakyčiau, bet sunku parašyta, ne su leveliais lengviau parodyti. Tai jeigu aš žinau, kad mes čia turim liquidity levelį, ne, tai kaina traukia čia ir aš galiu frontruninti, aš galiu nedaėjus iki to levelio tikėtis, kad kiti marketo dalyviai irgi frontrunnis pradėti jau longinti. Tai yra, nebus pasiektas šitas levelis ir kaina reversintis. Tai realiai yra frontruninimas. Taip pat, jeigu tu gauni kažkokią insider informaciją, kuri yra
dar nepaskelbta public rinkoje, tu taip pat gali tą informaciją pasinaudoti, taip frontrunnindamas visą marketą. High time frame'as, tai tiesiog aukštas time frame'as, ane, 8 dienų, weekly, monthly. KYC, Know Your Customer, tai procedūra reikalaujanti, kad nauji klientai patvirtintų savo tapatybę, tai ant seksų labai dažnai būna KYC, ne ant visų aišku, bet ant didžiosios daugumos. Leverage, tai leverage leidžia jums parduoti arba pirkti, parduoti daugiau turto sumą, negu jūs turit kapitalo. Tai tarkim, jeigu jūs norite nusipirkti bitcoiną už 10 000, bet turite tik 1 000, tai galit naudoti 10x leverage ir taip nusipirksit bitcoiną už 10 000. Bet taipogi tada atsiranda likvidacijos rizika, nes jūs turite tik 10% į apačią, ne? Tai jeigu, tarkim, naudojate 10x leverage, jeigu kaina nukrys 10%, tai reiškia jūsų pozicija likviduos. Long, tai pirkti tiesiog futuresų markete, ne? Long ir buy, tas pats terminas realiai. Liquidity, tai matuoja, kiek pirkėjų ir pardavėjų prekiauja vienu metu, aukšto likvidumo atveju daug pirkėjų ir pardavėjų vykdo sandorius vienu metu, užtikrindami, kad prekyba vyktų sklandžiai be kainų svyravimų. Taipogi yra liquidity levelė, ne? Mes tikrai žinome, kad šitoj vietoj bus labai daug pirkėjų ir pardavėjų. Dėl to, kad čia labai daug ir stop lossų sudėta ir čia jau prasidės breakout traderiai, kurie galvos, kad čia bus breakoutas, jie čia shortins. Čia labai daug ir stop lossins žmonių. Čia kažkas feidins šitą breakoutą, galvos, kad čia false breakoutas longins ir dėl to kainos būt labai dažnai range'ose, ne, va tokiose aplinkoje, juos traukia tiesiog liquidity leveliai. Kaina. Čia per vidurį nelabai kas treidina, ne. Dažnai protingi žmonės, protingi investoriai, traderiai, jie treidina ekstremuose, ne, kur yra liquidity. Per vidurį nėra liquidity, galim taip pasakyti, yra, bet mažiau, todėl kaina automatiškai traukiasi ten, kur bus daugiau liquidity. Vėlgi, kai šnekėsim apie range'us ir range'o pamokas, tai daug giliau išnagrinėsim šitą terminą. Limit orderis, ne, tai čia gal irgi parodyt, tai o čia matome yra limit orderiai. Tai limit orderius jūs matot order book'e. Ir išverčiau, kad prekybos orderio tipas, čia tą vertimą geriau neskaityti, į rinką pasės iš anksto nustatytą kainą, tai leidžia. Nu jo, jūs pasidedat, tarkim, orderį, kad norit pirkti BTC čia. Ir tas orderis jums nukrenta čia į order book'ą, ne? Ir kai kaina pasieks šitą levelį, jūs nupirksit. Taip. Paprastas paaiškinimas. Low time frame, tai mažas time frame'as, tai bet kas 15 minučių, 3, net valandą. Likvidacija. Tai vat kaip ir minėjau, ne, susiję su leverage'u. Jeigu jūs naudojat per didelį leverage'ą ir nepaskaičiuojat procentaliai, kiek jums gali kaina nukrysti ir jinai nukrys daugiau, negu kad jinai gali nukrysti, tai jūs likviduos ir jūs prarasit visus pinigus. Market cap'as, tai tiesiog marketo rinkos kapitalizacija kažkokio tai asseto, kažkokio tai coin'o ir apskaičiuojama cirkuliuojantį valiutos kiekį padauginama iš jo vertės. Jo cirkuliuojantis valiutos kiekis padauginamas iš vertės. Vieno coin'o. Market makeris, tai profesionalius prekiautojas arba asmuo, turintis prekybos privilegijas biržoje, ir tai būna profesionalūs asmenys institucijose, ne, kurie turi sudarę sutartis, tarkim, su birža už tai, kad jie market makina, jie ten gauna arba akcijas kažkokias, tai fee, arba gal net jie moka. Ir jie tiesiog privalo suteikti liquidity. Tai jeigu nieks nenori to momentu pirkti arba parduoti, tiksliau, jeigu kažkas nori pirkti, bet niekas jiem neparduoda,
Ne, gal ne taip pasakysiu, jeigu žmogus nori pirkti, bet nėra kito žmogaus, kuris jam parduotų, tai market makeris privalo suteikti jam tą galimybę, ne, ir būti kitoj pusėje, kitoj dylo pusėje. Market orderis, tai market orderių jūs čia nepamatysit. Market orderis tai yra, kad aš dabar noriu nupirkti, nesvarbu už bet kokią kainą, už geriausią kainą ir aš dabar paspaudžiu buy ir man dabar nuperka. Tai nėra taip, kad aš pasidedu kažkur orderį, ne, market orderis aš paspaudžiu, man iškart nuperka. Už geriausiai dabar prieinamą kainą. Margin, initial margin, tai lėšų suma, kurios reikia, kad atsidaryti leverage poziciją, ne, tai jeigu jūs norit atsidaryti 10 000 poziciją naudodami 5x leverage, jums reikia turėti 2000. Nes 5 kart 2 lygų 10, ne? Nu, čia galit pasistatyti ilgesnį aprašymą. Maintenance margin, tai minimali balanso suma, kurios reikia, kad išvengti privertinės likvidacijos, ne? Tai irgi, kai jūs atsidarot leverage poziciją ir kaina pradės kristi, jums automatiškai reikia tasai, kaip čia papasakot, jeigu jūs turit atsidarėte, ne, 10x leverage su 2000, tai įsivaizduokit, kad kiekvienu procentu į apačią jum, ne, gal ne taip, ne, taip paaiškinsiu, jūs atsidarėt su 1000, atsidarėt 10x, ne, tai reiškia, jūs galit, kaina gali nukrysti tik 10% po to, kai jūs likviduos. Tai įsivaizduokit, kad kai nukrys kaina 1%, iš jūsų 10 000 bus likę tik 900. Kai dar nukrys 1%, bus likę 800, ne? Ir kai nukrys 10%, šitas skaičius, tas jūsų initial marginas bus nukrytas iki 0 ir tada jūs likviduos. Tai galima prisidėti, tokiu atveju galima prisidėti į šitą poziciją margino, ne? Jeigu jūs matot, kad jūs jau toj likviduos, o jūs nenorit uždaryti pozicijos, jūs galite dar prasidėti, tarkim, 500 ir tada tai pakelsit savo šitos pozicijos likvidacijos kainą dar 5% į apačią. Jo, kažkaip taip. Mooning, tai sakoma, kad kaip to valiuta moonina, tai reiškia, kad jos vertės taigi reikšmingai auga. Tai jo, dažnai sutiksim kripto markete šitą pasisakymą, ne, mooning. NA tai New Yorkas, OHLC tai Open High Low Close, tai kalbama apie žvakės, ne, individualią žvakę galima įskirti, tai Open kaina, gal paimsiu kitą žvakę su ilgesniais vykais. Šitą paimsiu žvakę. Ne, tai čia mes turėjom Open kainą, tai kaina atsidarė, žvakė atsidarė šitoj vietoj. Tada mes turėjom High. High yra aukščiausia kaina, tai yra vykas. Low, žemiausia kaina, tai yra vykas, tai yra per šitą vieną žvakę kaina buvo pakilusi ir iki čia ir nukrytusi iki čia, nors atsidarė čia. Ir Close, tai ir kaina užsidarė čia. Open interest, tai čia kai kalbama apie futuresų marketą, tai kiek šiuo momentu yra long ir short pozicijų. Šis rodiklis parodo open interest. Ir tai padeda įvertinti rinkos aktyvumą ir parodyti, kiek sandorių yra šiuo momentu prekybos kontekste. Tai vėlgi bus atskira pamoka apie būtent šitą topiką, kom skiriasi spot marketas, kom skiriasi futuresų marketas. Ir ten daug giliau panagrinėsim būtent visos šitos terminus. Dabar aš čia tiesiog įmečiau jį, kad jis būtų overbought. Tai techninis indikatorius rodo, kad kaina pakilo pernelyg greit. Tai labai dažnai ant RSI indikatorius naudojama šitas terminas. Ne, tai tarkim, ant RSI indikatoriaus virš 7 skaitosi, kad kaina yra overbought, ne. Ir tai gali būti signalas, kad turtas yra pervertintas, bet kaip vėlesnėse pamokose pamatysite, tai kripto markete labai dažnai taip neveikia, kad dažniausiai jeigu kaina būna overbought, tai tik tais prasideda visas tas judesys. Taipogi gali būti ir kad oversold, jeigu kai tik įkrenta į oversold, tai tik prasideda tas judesys.
Jo, tai overbought, oversold, ne, tai ant RSI virš 7 overbought, virš 9, žemiau 30, atsiprašau, oversold. PA, tai price actionas, ne, tai vat, viskas, ką mes čia žiūrim, techninė analizė yra ne price actionas. Tai nesiremia visiškai jokiais fundamentaliais dalykais, jie mūsų nedomina, mes tiesiog žiūrime grafikus ir iš to, kaip grafikai juda, iš market structure ir tendencijų bandome nuspėti ateitį, pretty much. Nu jo, čia kažkaip panašiai paaiškinu, tai profit lossas, kiek prekiautojas uždirba, prarado per tam tikrą laikotarpį. Position trade, tai ilgalaikės pozicijos atidarimas, gali trūkti nuo kelių savaičių iki kelių mėnesių. Pump and dumpas, tai rinkos manipulacijos strategija labai populiari, ne, su shitcoinais. Tai jeigu aš įsijungčiau deck screenerį, parodysiu jums čia labai daug pump and dumpų, ne, tai kai kaina pakyla ir nukrenta. Ir čia buvo pumpas, čia buvo dumpas. Kiek mes turim čia to laiko? 32 minutės. Nu nedaug, nu į valandą tilpsim. Nu, daily chartas. Nu va, jau labai gražus pump and dumpas. Buvo pumpas ir dumpas. Tai labai markete krypto dažnai tai būna. Pump. Ok. Pump rip, tai kai situacija, kai turto kaina labai greitai ir staigiai kyla, tai ne, čia pumpas, čia pumpas, čia pumpas. Rekt, tai apibūdina situaciją, kai prekiautojas patiria labai didelius finansinius nuostolius, tai va visi, kas pirko Trumpo koiną čia, dabar yra rekt, tai yra prarado visus pinigus beveik. Nuo highs, nu minus 7,7%, tai realiai. Nu, nuo pačio high tai gal ir daugiau net. Minus 8. Tai visi, kas pirko čia, dabar yra rekt. Resistance zona, kurioje prekiautojai tikisi, kad kaina sustos ir galbūt pradės kristi, ne, tai čia turime BTC dabar resistance. Ir mes tikimės, kad kitas iki, kai kaina pakils iki jo, greičiausiai apsisuks ir pradės kristi. Ralį. Tai reiškia kainų kilimą, kai rinka patiria nuoseklų augimą ir turtas, pavyzdžiui, kriptovaliutas sparčiai kyla aukštyn. Tokia tendencija rodo teigiamą rinkos nuotaiką ir optimizmą investicijų tarpe. Nu tai va, trumpa ralis, ne, dažnai naudoju šitą terminą. Čia buvo trumpa ralis, kai kaina greitai, stabiliai, stabiliai tiesiog kaina kyla ir buvo nuotaikos optimistiškos. Ranging, nu tai va, BTC dabar turime range, ne, tai kai turime aišku resistance, kai turime aišku supportą ir kaina tiesiog sviruoja tarp jų. Kom skiriasi range'as nuo chopo, tai chope mes neturim tokio aiškaus resistance, ne, tai va čia gal buvo labiau chopas, o ne range'as. Nes nebuvo aiškaus horizontalaus resistance, nu jis kaip ir buvo, bet nebuvo visą laiką pasiektas Kurmano rectangle, ne. Matome, kad čia jau nebepasiekė tos linijos. Taipogi ir supporto aiškaus kaip ir neturime, tai čia mes jį pramušėme, grįžome atgal. Tai nu, čia sakyčiau, kad labiau buvo chopas, ne, o ne range'as. O čia jau turime daug aiškesnį tiek resistance, tiek supportą. Čia galima teikti, kad čia range'as. Risk, tai nuostolių kiekis, kurį patirsi, jeigu jūsų pozicija pralaimės, ne, nu tai tarkim, riskinu čiriką, ne, tai tarkim, dedu longą čia, dedu stop lossą čia ir dedu take profitą dehaisą, ne. Nu ir tarkim ant šitos pozicijos riskinu čiriką, tai jeigu kaina subirės iki mano stop losso, aš pralaimėsiu $10. Revardas, tai atvirkščiai kiek uždirbsite, ne. Jeigu jūsų pozicija laimės, tai
Tai jeigu aš čia, tarkim, rizikuoju čyriką, tai ant mano tulsovo matosi 3.18, tai jeigu aš laimėčiau, aš uždirbčiau 10 kart 3,18, kas gaunasi 31,8, ne? Tai yra mano revardas. Ir risk revardas tai yra santykis, ne? Tarp risko ir tarp revardo, nurodo, kiek pelno galite uždirbti už kiekvieną vienetą priimtos rizikos. Tai jeigu mano vienetas rizikos yra 10, aš šitoj vietoj uždirbčiau 3,8 vienetus savo rizikos, tai yra 31,8. Scalping, scalp tradas, tai dažnai realiai ant 1 minutės čarto, ant 3 gal, ir tiesiog tradinimo stilius, kai pozicijos atidaromos labai trumpam laikotarpiu, keliom minutėm, iki 10 minučių gali būti, ne. Tai va čia, tarkim, galėjo būti geras scalp tradas. Tie, kas turi sistemą tokią, ne, kad čia galima buvo shortinti, čia šitą nuskalpinti ir čia kažkur exitinti. Bet, čia jau labai advanced stilius ir reikia žinot, ką darai. Selling off, tai sell off situacija, kai valiutos kaina pradeda kristi ir investuotojai mano, kad kritimas tęsis, dėl šios nuomonės daug investuotojų pradeda pardavinėti savo turtą. Tai MBTC, ne, galim sakyti, kad dabar turime kažkokį sell offą ir visi daug maž galvoja, kad čia gal ir kris ir toliau pardavinėja ir taip automatiškai ta kaina spaudžiasi žemyn. Slippage, ne, tai vat slippage yra, ne. Maišiau su spread. Slippage yra skirtumas tarp numatytos kainos, ne, už kurią jūs, tarkim, norite nupirkti ir faktinės kainos. Tai va, tarkim, jeigu aš naudočiau market orderį dabar ir norėčiau nusipirkti BTC dabar market orderiu. Ir man čia rodo, kad kaina yra 9,4 štukos, tarkim, 109. Bet dėl slippage gal aš tik nupirkčiau čia, kažkiek žemiau, $5, ne. Tai va, tas yra tas skirtumas, už kurį aš noriu nupirkti ir kai paspaudžiu mygtuką, kaina vėl vis tiek pasikeičia ir va, tas skirtumas, už kurį man faktiškai nuperka, yra slippage. Tai ir parašiau skirtumas tarp įvykdymo kainos ir faktinės kainos, už kurias sandoris yra įvykdomas. Šis skirtumas gali atsirasti dėl rinkos sąlygų, neefektyvaus vykdymo ar staigių kainų pokyčių. Jo. Tai vėlgi, jeigu aš per tą laiką, kol aš paspaudžiau mygtuką, gal kaina staigiai pakilo ir per tą laiką, kol mano tos orderis įsifilino, aš jau visiškai įsifilinau kitoj vietoj. Ir slippage dažnai būna su market orderiais, su limit orderiais nebus slippage. Swing tradas tai irgi stilius, kai prekiautojas daro poziciją ir laiko ją nuo 2 iki 7 dienų. Atsidarysiu vandenuko. Ant pirmas iki antrą video per dieną įrašinėjau ir labai ilgi video, tai biškių pinas yra žuvis ir burna džiūna, nepykit. Short trade, tai pardavimo orderis skirtas atidaryti poziciją, terminai sell ir, tas pats kas longa, ne, tik short, tai yra parduoti. Sell, short dažnai vartojami kaip sinonimai ir reiškia pardavimo operaciją, tik labiau futures marketuose, ne, tai vėlgi ateity šnekėsim. Va čia kitos jau ateinančios pamokos, paryt, gal dar po kitos pamokos apžvelgsim, kom skiriasi spoto marketas ir futuresų marketas. Short squeezas tai situacija, kuri vyksta, kai prekiautojai turintys sell arba short pozicijas priversti uždaryti savo pozicijas, tai vadinasi cover, kai prekiautojai yra uždaryti savo pozicijas, kad išvengti didelių nuostolių dėl staiga kilusių kainų. Ir toks masinis kainų uždarimas lemia staigų kainų kilimą, kuris gali atrodyti netikėtas. Tai kaip tai atrodo, ne? Kaip atrodo short squeezas? To, rasim pavyzdų, tarkim, čia, ne? Visi prekiautojai čia pardavinėjo shortino ir at some point buvo tiesiog per daug shortų, per didelis disbalansas ir kaina pradeda staigiai kilti. Ir visi, kas tie shortina, jie pradeda uždarinėti savo pozicijas. Kai tu uždarai short poziciją, tu turėtų daryti long poziciją.
bają, ne, į kitą pusę ir tai automatiškai dar prisideda ir taip išskryzini visų šito šortus. Vėlgi tolimesnėse pamokose detaliau žiūrėsim, kaip tai vyksta ir kokie čia mechanizmai. Dabar tik taip įmetu, kad būtų kaip terminas jums, kad žinotumėt. Spread, tai vat, tas terminas, kurį sumaišiau, tai vat, yra spread, yra skirtumas tarp bido ir esko. Matome, kad BTC nėra spreado, spread yra vienas, ne? Tai BTC yra labai likvidus marketas. Ir čia taipogi parašiau, aš man rods, kad biržose visada egzistuoja šis skirtumas, o kuo didesnis likvidumas, tuo mažesnis skirtumas. Tai matome, kad tam BTC visą laiką labai mažas spreadas, todėl jis yra labai likvidus. Jeigu mes įsijungtume kokį lempinį koiną, Morpho. Pažiūrim. To rasiu kokį nors koiną su didesniu spreadu. Zerebro. Ai, nu bet, nu čia sunku. Nu jo, bet matom, kad spread, čia su kableliu. Tai kažkokį koiną rasti, kuris vertas daugiau negu. Nu, sunku parodyti, nes šiaip būtent hype, tai nu visi koinai, kurie čia treidina, yra gan likvidus ir turi likvidumo, gal kur volumo nėra. Nu jo, neparodysiu ant pavyzdžio tiksliau, nu sunku parodyti, tai va čia gal procentaliai rašo, ne, tai tarkim spreadas skirtumas tarp bido ir asko yra 0,2%, ne, dabar ant BTC, jeigu aš nueičiau, tai tas skirtumas yra 0,001%, nu jo, ok, judam toliau. Supply. Zona, kurioje yra daug pardavimo limit orderio, ne, tai ant BTC galime sakyti, kad supply ir resistance zona yra gan panašus dalykas. Tik supply tai yra vat grinai orderiai kabant iš čia limit orderį, ne, order book'e sudėti. Ir mes galim order book'e net pasižiūrėti, kur tie limit orderiai sudėti. Ir va, tai yra supply zona, ne, kur sudėta daug limit sell orderių. Stop lossas tai orderis, kuris automatiškai vykdomas, kai kaina pasiekia iš anksto nustatytą kiekį ir tikslas apriboti nuostolius, ne, tai vėlgi jo, jeigu aš longinu čia, aš pasidedu stop lossą čia. Tai yra, jeigu kaina nukrys iki šitos zonos, man automatiškai išims iš šito treido ir aš katinsiu savo losus. Tai reikalinga tam, kad jeigu atsitiktų va taip, aš iššoku čia, ne, ir nelaikau iki pat nulio. Supportas, tai atvirkščiai kaip rezistansas, zona, kur prekiautojai tikisi, kad kaina nenukrys žemiau šios zonos arba atšoks atgal iki aukštesnių kainų, ne, tai galime sakyti, kad ant BTC čia turime supportą. Ir jeigu kaina nukrys į jį, mes tikimės, kad jinai atšoks ir iki aukštesnių kainų. Sweepas, tai dažnai naudoju šitą terminą, apibūdina situaciją, kai kaina trumpam ištrūksta iš konsolidacijos zonos, juda, nu jo, čia sunkus paaiškinimas, nežinau aš kaip čia, kaip tavai žodžiais, jeigu aiškinsiu, tai gražiai nepasirašys, tai parodysiu tiesiog ant čarto. Turim levelį, ne, aišku, likvidumo, tai sweepas yra, kai kaina išima šitą levelį, tai ne, tai visus, kas čia buvo pasidėjęs stop lossus, jų stop lossai susiaktyvuoja ir tada kaina grįžta atgal. Tai reiškia, kaina neatsitiko taip, kad tiesiog visi, kas čia longino, jų pozicijas uždarė ir kaina galimai net tada pradės ralinti. Tai yra, neduoda tiem, kas per anksti longino, būti profituose. Ir jos kaip tik išmuša minuse. Na ir jo, taipogi terminai sweep the lows, sweep the highs, ne, tai va čia tarkim buvo sweepas, ne. Čia buvo šito levelio sweepas, ne, tai visi, kas čia tarkim shortino, jie pasidėjo čia stop lossą, tikėjosi, kad kaina subirės. Na ir kaip matote, išsweepino, ne, tai yra triggerino jo stop lossą
ir tada kaina subirėjo. Tai realiai, jeigu jisai čia įėjo, nors jisai dabar ir būtų pliuse, bet kadangi jos stop lossas jau yra triggered, jis tiesiog išėjo minuse, nors kaina ir po to išėjo į tą pusę, kurią jisai tikėjosi. Tokenas, tai tokenai, tas pats, kas altcoinas realiai. Skaitmeninė valiuta, panašiai kaip bitcoinas, jį naudojama kaip investavimo priemonė ir kitose, kuriuose reikalingi asmeniniai turtai. Time frame'as, tai va čia turim time frame'us 5, 15, 30 valandą, 4, 8, 12, daily 2, 8. Time frame'ai tiesiog kiek laiko trunka suformuoti vieną žvakę. Tai tarkim čia trunka 1 valandą susiformuoti vienai žvakiai. Čia trunka 8 dienos susiformuoti vienai žvakiai. Trendas, tai kainų judėjimo kryptys, arba kaina juda aukštyn arba žemyn. Ne, tai turime up trendą ir turime down trendą. Trendline'as, nebraižau aš šiaip trendline'ų, ne mano, per ilgai treidinu iš tikrųjų ir iš mano viso testavimo tiesiog trendline'ai galima aišku jais treidinti, bet neobjektyvus, neina objektyviai jų nubrėžti, ne. Bet va čia tarkim trendline'as, galima sakyti, kad trendas į apačią. Taip, čia galima brėžti. Sakau, kai pradedi braižytos trendline'us, tai čia pas tave po to pilnas ekranas tų linijų pribraižyto, o tos linijos realiai apie nieką. Labai neobjektyviai. Tikrai pamatysit mano video, turbūt nepamatysit nei vieno trendline'o. Nenaudoju aš jų. Nes tiesiog neina objektyviai jų nubrėžti. Vienas žmogus piešia taip tą trendline'ą, kitas žmogus piešia taip tą trendline'ą, ten trečias žmogus piešia čia iš viršaus kažkokį trendline'ą, žodžiu. Tiesiog kaip po liniją, kad padėtų vizualizuoti, į kurią pusę yra trendas, bet daug geriau yra skaityti market structure arba naudoti moving averages. Tai vėlgi uptrendas, irgi trendas į viršų, čia turėjome uptrendą. Volatility, tai nurodo, kiek kaina pakyla, kainos pokytis per tam tikrą laiką, tai tarkim ant 8 dienų time frame, jeigu žiūrėtume, šita žvakė turėjo 23% volatility, dabartinė žvakė turi 6% volatility, tai reiškia per vieną šitą vienetą žvakę kaina pakito 6%. Ir kuo didesnis volatility, to reiškia kaina gali labiau staigiai nestabiliai judėti, kuo mažesnis volatility, to kaina stabiliau ir siaurai juda. Volumas, tai nurodo, kiek buvo koinų sutreidinta per tam tikrą laiką, tai volume indikatorių galima įsijungti. Vėlgi, aš jį naudoju tik kontekste su strategijom, kurios yra ištestintos būtent naudojant šitą indikatorių. Taip pavieniui žiūrėti analizai volumas, kažką gal ir reiškia, bet aš kai analizuoju, nenaudoju volumo, tai yra aš turiu strategiją vieną, kurią aš testavau naudodamas volumą kaip confirmationą. Ir toj strategijoje aš naudoju volumą, bet tiesiog aš žiūriu į marketą ir analizuoju, aš volumą šiaip nenaudoju. Vėlgi nesakau, kad tai teisinga ar neteisinga, tiesiog mano toks stilius. Tai va čia yra volumas, ir čia iš karto prašome, tarkim, matome, kad per šią žvakę buvo sutreidinta 23 000 beveik BTC. Jeigu nueitume į mažesnį time frame, matome, kad čia skaičius pasikeitė. Per šią 30 minučių žvakę buvo sutreidinta 730 BTC. Veilai, tai terminas apibūdinantis prekybininkus ar didelės įmonės operacijas rinkoje. Tai tokie dalyviai turi labai daug kapitalo ir turi realiai galimybę patys valdyti ir braižyti čia tą marketą, ir jį manipuliuoti. Zero, tai šis terminas naudojamas apibūdinti didžiąją dalį kriptovaliutų, 99%, įskyrus BTC,
kurių galiausiai vertė krenta į nulį. Ir prisiminkit, kad svarbu fiksuoti pelną, pasiimti profitus, kai rinka yra palanki, kad išvengtumėte kritimo į nulį. Ir paskutinis terminas shitcoinas, tai bevertė arba mažai naudos turinti kriptovaliutą, sukurta tik spekuliacija ar trumpalaikiam pelnui. Dažniausiai neturi aiškios patirties, yra kapijuota nuo kritų projektų, pasižymė didelę kainos manipulaciją, slepia anoniminę. Jum pilna shitcoinų. Vien shitcoinai. Milijonas shitcoinų. Ir čia realiai viskas yra shitcoinai. Didžioji dalis. BTC gal ne shitcoinas. Eteris. Sakykim, kad eteris irgi ne shitcoinas. Monero gal dar sakyčiau ne shitcoinas. Viskas kitkas. Greičiausiai shitcoinai. Taip, tai baigiam su pagrindiniais terminais, ane? 50 minučių, kaip tik į valandą ir tilpom. Ir dabar time zonai, ane, tai UTC, pagrindinis time zonas, ane, tai čia pas mane irgi matot yra pažymėta UTC. Ir visi realiai, čia kaip universalus laikas krypto būtent tradinimu ir realiai viskas yra kalbama UTC laikų. Daily open, tai kada, tai 0.0 UTC, tai kada atsidaro dienos žvakė nauja, 0.0 UTC, weekly open, kada atsidaro savaitinė nauja žvakė, tai sekmadienį 0.0 UTC, pirmadienio realiai, pirmadienio naktį. New Yorko open, ne, tai pagrindinė tradinimo sesija būna per New Yorką, ne, ir mes galime įsijungti indikatorių sessions ir čia mums parodys. Čia reikia nusistatyti, nes šį būna blogai, čia reiktų įsirašyti, kad UTC laikų atsidaro nuo 14.30 iki 9. Ir mes matome, kad mums duoda tokį langelį, tai mes dabar esame New Yorko sesijų. Ir savaitgalis New Yorko sesijos nėra, nes uždarytas marketas, tai tik nuo pirmadienio iki penktadienio. New Yorko New York close, ne, tai 9 valandą UTC, New York Open 14.30, London Open. Kripto marketas gal neturi tokios labai aiškios Londono sesijos, bet vis tiek, kad žinotumėt, tai 8 valandą UTC atsidaro Londono marketas ir 4.30 atsidaro. Ir CME Open, tai Traditional Finance futuresų rinka ir gan svarbus šitas laikas, nes BTC ir Etheris turi futuresus, tradinamus būtent TradFi, ne Centralized Exchange. Ir apie futuresus pakalbėsim tolimesnėse pamokose. Ir time frame trumpinėja, ne, tai 1 minutė, 5, 1H4, čia realiai pagrindiniai, ką aš naudoju. Gerai, tai tada šiandienai tiek, tikiuosi patiko pamoka, tikiuosi išmokot kažką naujo, jeigu kažkas dar neaišku iš šitų terminų, tai būtinai rašykit į chatą ir paaiškinsiu. Ir šitas visas tekstas jums bus įkeltas, tai kai žiūrėsit tolimesnės pamokas ir išgirsit kažkokį terminą, kurį nesuprantat, pirmą atsiverskit čia. Jeigu čia jeigu to terminą, kurį išgirsit ir jo čia nebus, arba čia perskaitat šitą neaišku aprašymą, vis tiek nesuprasit, tada parašykit chatą ir tiesiog darydamas dienos analizę aš trumpai paaiškinsiu. Taip, tai tiek tada. Susitiksime kitą dieną, rytoj.